Sveiki, sulaukia pavasario, naujas sezonas, naujas mėnuo, nauja tema, nauja šukuosena. Esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė. Ir šį mėnesį klausykitės mano įrašų tema karjera, savirealizacija ir verslas iš visos širdies. Ir šiandien pradėsim, pirmasis įrašas bus apie tai, kaipgi atrasti ir suprasti, ką aš noriu veikti gyvenime, ką daryti, jeigu suprantu, kad tai, ką dabar dirbu, nėra mano svajonių darbas, bet aš nežinau, ką iš tikrųjų norėčiau veikti. Po to kitą savaitę bus įrašas apie tai, kaip kurti verslą iš visos širdies, nuo ko pradėti, tada, kai jau žinot, ką daryti. Taip pat šį mėnesį žiūrėkite interviu pokalbis mano su žmonėm, kurie kuria verslą iš visos širdies, tiek iš naujai pabaigusius dalyvius iš verslo iš visos širdies coachingo programos, tiek su žmonėm, kurie jau daug metų kuria verslą iš visos širdies ir kaip jie dabar mato, kur jie dabar yra, kokia jų patirtis praėjus jau ilgam laikotarpį. Ir tad likite įsijungę, sekite informaciją. O šiandien tema apie tai, kaipgi suprasti, kągi daryti, jeigu aš nežinau, ką noriu veikti šitam gyvenime ir ko noriu būti. Ir čia noriu tokius du momentus pasakyti. Pirmiausia, tai yra tiesiog paklauskite savęs, ar jūs tikrai nežinot, ką norit veikti, nes jūs nustebsit kiek daug kartų, kaip dažnai. Tada, kai aš užduodu šį klausimą žmogui, kuris sako, kad jis nežino, ką nori veikti, tai aš išgirstu, kad jie iš tikrųjų žino, ką nori veikti, bet jie galvoja, kad tai yra per daug toli nuo to, ką jie iki šiol veikia, jie nežino, nuo ko pradėti, jie nežino, kaip tai atrodytų, nežino, ar sugebės, žodžiu, kad jie žino iš esmės, ką nori veikti, bet jie nesiryžta pradėti arba jiems atrodo, kad kažkaip tai jie to negali padaryti. Tai visų pirma, pagalvokit, ką jums patinka veikti ir tada pagalvokit, kaip galėtume tai įsileisti į savo gyvenimą po truputį. Pavyzdžiui, aš, kai dirbau pardavimuose, tuo metu buvau susidomėjusi mokymais, man atrodo įdomi labai sritis ir aš norėjau tą pabandyti ir aš kaip papildoma savanoriška veikla susiradau trenerių paruošimo programą, pabaigiau ten kursus ir pradėjau, ieškoti galimybių vesti mokymus. Imdavau atostogas iš įprastinio savo darbo, kad galėčiau važiuoti vesti mokymus tose konferencijose, kur man buvo įdomu ir kur norėjau save išbandyti. Ir tai derinu pakankamai ilgai tol, kol mokymai tapo mano pagrindinė veikla. Tai nebūtinai turi būti drastiškas žingsnis, jūs galite rasti būdų, kaip eiti mažais žingsneliais link to. Kitas variantas ir tas kitas momentas yra, jeigu jūs paklausit savęs, kągi aš noriu veikti ir sakot, ne, vis tiek aš nežinau, kad nėra kažkokios konkrečios ryties, tiesiog žinot, kad tai nėra tai, ką jūs šiuo metu veikia. Ir tada tiesiog pasižiūrėkit į tai, ką veikia dabar, su kokio pobūdžio tai darbas, su kokias veiklas, kokias rytis kuruojat ir kas iš jų jums labiausiai patinka. Ir tai gali būti jūsų atsakymas. Tiesiog ieškoti, kaip daugiau daryti to, kas jums labiausiai patinka darbe, ar kažkiek profilį keisti, ar gauti kažkokių papildomų užduočių, išbandyti save toj srity, kur jums patinka. Pavyzdžiui, kai tik pabaigiau universitetą, vienas iš mano tokių rimtesnių darbų, jau neskaitant vasaros kelionių ir trumpų projektų, buvo, aš dirbau ekonomistė didelį kompaniją ir mano iš esmės dvi pagrindinės darbo kryptis buvo pirma, kad aš dirbau su ataskaitom ir su Excelio dokumentais, didžiulis skaičiavimus darydavau. Ir kita darbas sritis buvo bendravimas, aš kuravau projektą, kuris buvo finansuojamas ir man reikėjo koordinuoti su agentūra, kuri teikia finansavimą. Tai buvo darbas su kompiuteriu ir bendravimas. Ir aš, kai prabuvau ten gal kokius 2 metus, paklausiau savęs, kas labiausiai man šitam darbe patinka ir supratau, kad man labai patinka bendrauti ir nelabai patinka skaičiuoti Exceliu. Ir tuomet aš pagalvojau, kaip aš galėčiau daugiau bendrauti ir kaip aš galėčiau tą daryti. Ir tada perėjau į pardavimus, norėjau išbandyti savęs pardavimuose ir po to jau perėjau į mokymus. Kad, tai gali būti tokie laipsniškas procesas, žingsnis po žingsnio, jums nebūtina žinoti visą išklotinę, kas ten atsitiks per visą gyvenimą ir kuo jūs būsit, kai bus jums 102 metai. Ne? Bet jūs galite tiesiog žinoti, koks kitas žingsnis, nes jis yra pats svarbiausias ir jisai paprastai jį lengviausiai iš esmės pamatyti, ne? Ką dabar aš norėčiau daryti ir kuo norėčiau užsiimti. Ir dar vienas momentas dėl to, kai pagaunat save, kad jūs graužia tas kirminas, kad jūs iš tikrųjų norėtumėt kitokį darbą dirbti ir kitaip gyventi, tai tiesiog prisiminkit, kad niekada nėra nei per anksti, nei per vėlu.
mane nuolat stebina, kaip dažnai aš girdžiu, kaip žmonės sako, tie, kurie yra labai jauni ir kurie anksti labai pajuto savo tą pašaukimą ir ką nori veikti ir kurie kryptim nori eiti, tai jie sako, kad aš gal dar per jaunas ar per jauna, o tie, kurie vyresni, jau ten nuo 30 metų jau pradeda sakyti, kad jau gal man per vėlu, nes aš jau darau įdirbį ir dirbu toj srity, kur esu, dabar turiu patirties ir tai dabar visą tą nubraukti ir eiti kitą sritį. Tai čia noriu tiesiog labai pasakyti, kad jeigu jūs jaučiat tą tokį savo sielos kvietimą, jeigu nekviečia jūs ir traukia link kažkokios kitos veiklos, kitos srities, kad drąsiai labai eitumėt, nes tai, ką jūs iki šiol išmokot ir ką patyrėt, niekur nedingsta. Yra net kažkoks toks gražus pasakymas apie tai, kad viskas, kas vyko iki šiol, ruošia mums šiai akimirkai ir tam, su kuo dabar mes susidursim. Tai svarbu yra tiesiog nebandyti nuslopinti savo troškimų, o leisti, kad jie skleistusi kaip gėlės, kad žydėtų. Ir eiti į priekį savo pasirinktų tempu, ar mažai žingsneliais, ar dideliais nėra taip svarbu judėti. Tai tiek norėjau Jums papasakoti apie atradimą, kągi aš noriu veikti gyvenime. Pasidalinkit, kaip Jums ši informacija, kaip jinai Jūs paveikė, ką panaudosit ir ką padarysit su šituo. Palikit man komentarą arba parašykit man žinutę. Kitą savaitę laukite įrašo apie tai, kaipgi pradėti kurti verslą iš visos širdies ir kaip pajudėti, išjudėti tada, kai jau žinot, ką norit veikti gyvenime. O kol kas linkiu Jums geros savaitės, gero mėnesio, čia buvo Justina ir iki kitų susitikimų. Iki!